Nuspėk, kur vakar buvau. Restorane. Tai restorane aš kiekvieną dieną būnu. Nepatikėsi, kur vakar buvau, pas psichoanalitiką. Netikėta. Tai ir man netikėta. Čia draugai sugalvojo padovanoti tokią dovaną padaryti. Valandas pas psichoanalitiką. Nu, nesugalvoju, ką daugiau padovanoti, nes aš ir taip viską turiu. Ir kaip sekėsi? Nu, nieko. Sėdė tas psichoanalitikas su akiniais, aš atsigulu ten ant tokios sofkutės ir pradedam kalbėtis. Sako, nu, kas jūs neramina? Sakau, nu, higienos inspekcija karts nuo karto. Bet šiaip tai niekas. Paskui jis kad pradėjo plėstis, ten apie nesąmonės, kažkokias pasąmonės, kol aš pats beveik netekau sąmonės. Nu ir tada pavarė jau geriausia. Pakalbėkim apie jūsų vaikystę. Sakau, nenoriu. Jis, tai ko gero nelaiminga vaikystė buvo. Gal patyrėte kokią traumą? Sakau, tu pats toj traumą patyrėsi, jeigu dar klausinėsi tokių dalykų. Nebeklausinėjo? Tai klausinėjo vis tiek. Atkaklus pasitaikė. Nu ir įsikalbėjau. Sakau, nu, aišku, kad vaikystėje patyriau rimtą psichologinę traumą. Vaikystėje aš nebuvau milijonierius. Ir tėvai nebuvo milijonieriai. Nu tai todėl man skaudu ir gėda kalbėti apie tą savo vaikystę. Sako, galiu tave išgydyti. Aš jam tai, kad nereikia. Pats jau išsigydžiau, tapau milijonierium. Žodžiu, ilgai mes ten tauškėm apie tas nesąmonės. Tai jisai pasakė jau finale, kad aš esu egocentriška, narcisistinė asmenybė su aiškiai išreikšta maniakinė neurozė. Tai čia rimta diagnozė labai. Tai čia dar nieko. Paskui tas psichoanalitikas pradėjo skiest, kad aš ten turiu kažkokį tai ediko kompleksą. Nu tai taip, aš valgyt mėgstu, man patinka. Nu bet koks čia kompleksas, tai aš nesuprantu. Manau, jis kalbėjo apie Edipo kompleksą. Tai koks skirtumas? Aš neturiu jokių kompleksų. Kai turi milijonus, tai kompleksuot nebereikia. Tai nebeisite pas psichoanalitiką? Eisiu. Nu ką čia? Nes man jisai išeinant pasakė tokį dalyką, kad maniškis Hameris yra mano penio substitutas. Nu tai varysiu paklausti, ar čia komplimentas buvo.